Sveiki, mėlyjei. Pavasaris, šilta, gera, lauke, malonu, saulutė grįžus, dienos ilgėja, bet vaizdo įrašas ne apie gamtą ir ne apie saulutę. Naudodamasis progą, noriu pareklamuoti, kad pas mane 15 dieną, šeštadienį, vyks inkilų šventė. Galite atvykti su vaikučiais, pasigaminsim inkilų, iškelsim vietoj ir galėsim netgi stebėti, kaip juose apsigyvena paukštukai. Tai va, kurie norit, mano draugai, pažįstami, artimieji, kurie žiūrit, galite su vaikučiais atvykti, susisiekit su manim asmeniškai arba su mano žmona Egle ir pasiderinsim kelintą valandą, kaip, kur, kas, ką. Taigi, čia tokia buvo reklama. Aš noriu pakalbėti šiandien apie tokį dalyką, kurį mes patyrėm kartu su žmona, nes mums šiandien teko būti tokioje vienoje viešoje vietoje, kur buvo paleistas tiesiog radijas. Ir ten buvo paleista radijo stotis M1. Ne? Man pasidarė šiek tiek gėda klausantis šitą radijo stotį, nes ten buvo kalbama apie Lietuvos atlikėjus, kažkokius tai žinomus, įžymius Lietuvos atlikėjus, kurių aš nepažinojau. Na, iš tikrųjų nežinau, o tie kalba apie kažką ir aš nežinau, apie ką kalba. Ir aš galvoju, koks aš esu kaimietis atitrūkęs nuo pop pasaulio, nuo tų žvaigždžių pasaulio, atlikėjų ir kodėl aš nežinau? Kodėl aš jų nežinau? Todėl, kad jie kalba apie Lietuvos atlikėjus, bet jų vardai ir pavardės nelietuviškos, todėl aš ir nežinau. Ten kažkas Šain, Šin, kažkokį Mošin, kažkokios. Na ir aš pagalvoju, o kodėl tie atlikėjai paima ir pasikeičia savo vardus, pavardės lietuviškos, tarkim atlikėjas yra ten Montvydas, pasivadina Montello. Nu kodėl? Atsimenu, netgi Andrius Mamontovas Cloudmaker bandė kažkada pasigaminti, galit pasigūglinti, jeigu, atsiprašau, negalima sakyti Google, paieškoti Google paieškoje, ne? Pats traukiu per dantį tuos visokius amerikonizmus ir pats juos naudoju. Aišku, aš nesu tas, kuris galėčiau rodyti pavyzdį, pagarbą lietuvių kalbai, bet iš tikrųjų stengiuosi ir lietuvių kalbai pagarbą parodyti, kartais ir žemaičių kalbai pagarbą parodyti. Bet kada mes čia kalbam apie tai, kad tai yra transliuojama viešai per radiją ir tai yra radijas, kuris yra prižiūrimas LRTK, Lietuvos radijo televizijos komisijos ir tokia nepagarba visiškai lietuvių kalbai. Bet čia ne dėl to, kad jie pasivadinę ten anglicizmais visokiais tos pavadinimus pakeitę, kaip sakant, patys sumankurtėję, turbūt nori labai išeiti kažkokias užsienio rinkas, nori tapti žinomais ir užsienyje, bet man atrodo, kad šansai jiems yra menki, nes jau ta muzika tokia visiškai kiaura. Nors aišku, dabar visam pasaulyje kiaura muzika, tuštybės, beprasmybės yra labai populiaru. Bet yra kitas momentas, sėdint vyko ten kažkokia viktorina, reikėjo, kad paskambintų du žmonės, tipo suranda varžovus, telefonu paskambina du žmonės, rimtais balsais kalbantys žmonės ir jų klausia, ar žinot, kiek kainuoja pudelio apkirpimas? Na ir tie žmonės ten vienas liktai pasakė 60, kitas 45 eurai ir tada laidos vedėjai skambino į šunų kirpyklą, klausė, kiek iš tikro kainuoja pudelio apkirpimas ir pasakė liktai 40 eurų. Tai tas, kuris buvo arčiausiai tiesos, laimėjo maikutį, aš kaip supratau. Ir aš sėdžiu ir galvoju, kuo užsiminėja šitie žmonės? Nu, kuo? Nu, tai yra absoliutiška tokia beprasmybė, tuštybė. Ir, žinau, man taip juokingai atrodo tie, kurie skambina, taip tuščia, beprasmiškai yra. Ir tauzija absoliučiai apie nieką. Vien reklama ir tauzijimas apie nieką ir pigios tuščios tos beprasmingos muzikos leidimas. Ir aš galvoju, kiti žmonės taigi klauso visą darbo dieną, paskui kurios gal netgi darbovietė yra paleista šitą radio stotis. Ar kita ten koks radio centras, nu ten tas pats, viskas ten tas pats, tuštybės, beprasmybės. Ir aš galvoju, žmonės visą dieną turi klausytis šitokių nesąmonių. Nu, kur prisiklausęs tokių nesąmonių, nei tu protingesnis tampi, nei tu sąmoningesnis tampi, tarkim, kad būtų kažkokios tau naudingos žinios, naudinga informacija, tu paklausęs galėtum tą informaciją pritaikyti savo gyvenime kažkur. Ir aš pagalvoju, kur galima pritaikyti gyvenime, kiek kainuoja pudelio apkirpimas. Na, nebent jūs planuojat pirkti šunį ir jūs žinosit, kiek kainuoja jo apkirpimas. 40 eurų. Nu, jūs turėsit dar papildomai ten skirti pinigų, kas 3 savaitės, kiek ten reiks įkirpti, ne? Tai tokia eina beprasmybė ir tuštybė. Ką aš noriu pasakyti, kad žmonės yra, kvailinami.
absoliutiškai yra kvailinama. Ir plus ta nepagarba lietuvių kalbai, kada laidos vedėjai, aš čia jums jau gražiai pasakiau 45, 60, o jis sako, šiam, pem, trim, kem, 5. Eina tokie, sutrumpinimai, tie tokie nukirtimai, bet tai yra taip pat nepagarba lietuvių kalbai. Ir man yra keista, kaip juos tipo kontroliuoja LRTK, bet leidžia tokias nesąmonės kalbėti. Arba, tarkim, pasileidė, kaip ten kokį Tapiną pasileidė, arba kokį Malinauską, čia jau kalbam apie tos youtuberius, arba kokį Ramanauską pasileidžiam. Ramanauską atleidžiam, jis pusiau ukrainietis ten. Tai, kad jis ten iš lietuvių kalbos dergėsi, ten viskas aišku yra. Bet naudojami tie anglicizmai. Būtent yra tas toksai taikymas į tą jaunimą. Ir toliau jie skatina tą bukinimą, bukas, ne ta prasme, kad užsibukinti galima, ne? Bukinimas visuomenės, ypač jaunimo, ir jaunimas įsivaizduoja, kad tai yra kieta, kaip jie sako, cool, ne? Jie galvoja, kad yra kieta pavartoti anglicizmus ir išdarkyti savo kalbą. Kieta, aš pasakysiu, yra tai, kad kieti yra tie, kurie išsaugo savo kalbą, gerbė savo kalbą, tausoja ją, saugo. Aš nesu tas geras pavyzdys, bet aš vis dėlto stengiuosi kuo mažiau naudoti anglicizmų. Aišku, galima sakyti pasigūglinti, dar kažką, galima sakyti ieškoti ir taip toliau. Aš irgi taip pat panaudoju kartais, bet esmė yra, kad tai yra tiesiog mada tokia ir toks su pasididžiavimu, sako, pažiūrėkit, aš kvailas ir to didžiuojasi. Aš dergiuosi iš lietuvių kalbos ir aš to didžiuojasi, bet tie, kurie dergiasi iš lietuvių kalbos, jie save laiko kažkokiais labai dideliais patriotais. Ten renka pinigus, visokias akcijas daro už Lietuvą ir taip toliau, bet iš tikrųjų dergiasi iš tos pačios lietuvių kalbos. Tai toks mano yra pastebėjimas iš tų ir dažniausiai, kada jie supyksta, tarkim, kad ir ten tos, pavyzdžiui, ten kokia Rita Miliūtė žurnalistė, arba koksai Rimvydas Valatka, ne Algis Ramanauskas, ar dar kiti, jie keikiasi rusiškai. Man tai yra juokingiausia. Kai jie supyksta, jie ten pradeda siuntinėti visų ir taip toliau, ant lytinių organų rusiškai ir taip toliau. Ir jie rusiškai keikiasi. Man yra labai keista, kada tie, kurie labai dedasi dideliais patriotais, ir jie apsimeta netgi medžiotojais vatnikų, jie medžioja vatnikus, jie yra patriotai, bet jie keikiasi rusiškai. Tai pasirodo, kad pa žmonės yra galvelėse košė ir iš tikro viduje jie taip pat nėra iš tikrųjų patriotai. Tai yra apsimetėliai patriotai. Tikras Lietuvos patriotas, tikras savęs skaitančių lietuvių, jis visų pirma rodys pagarbą lietuvių kalbai ir niekada neleis šaipytis ir dergtis iš lietuvių kalbos. Tai, ką aš šiandien pastebėjau ir išgirdau ir jau daug kartų apie tai esu užsiminęs, kad būtent tie, kurie labai dedasi dideliais patriotais, jie yra patys didžiausi rusiškų keiksmažodžių vartotojai. Tai man šitai vietai, yra liūdna. Taip yra. Tiesiog, kai po žmonės yra košė galvoj, kai jie nesuveda galų, nesupranta, kas čia vyksta, jie galvoja, kad tai yra tiesiog madinga ir tiesiog dabar yra kieta, tai jaunimo. Tai yra jaunimo nuodytojai, aš kaip sakau. Aišku, manęs jaunimas nežiūri, bet iš tikrųjų yra kieta ne anglicizmų vartoti, o kieta yra išsaugoti savo kalbą ir gerbti ją ir neleisti naudoti tų svetimų žodžių ir išdarkyti kalbą. Tai šitai vietai, jeigu jaunimas pereitų į tą lygmenį, sakyčiau, čia yra kietas jaunimas. Taip pat ir žemaičiai, kurie žemaičių savo kalbą saugoja, lietuviai savo kalbą saugoja, tai tie visi anglicizmai užgoš, išdarkys į tą kalbą ir kas iš jos liks. Mankurtai, tai yra mankurtizmas, kada žmonės visiškai nesidomi savo praeitim, jie gyvena šią dieną, jie yra atjungiami nuo šaknų, nuo savo protėvių šaknų, jie nesupranta, kas yra protėviai, dėl ko protėviai kovoja ir taip toliau, jie gyvena šiandien tą dieną ir vaikosi tas beprasmybės, tuštybės ir viską galima suvesti vieną, būtent tie tušti beprasmiai dainų tekstai,
visokios viktorinos, visokie televizijoje rodomi visokie projektai vakarais, visokios viktorinos, šokiai, visa kita. Tai yra absoliutiškai antiek tuščia, antiek beprasmiška ir į tas beprasmybės įtraukia tie žmonės ir tie žmonės automatiškai patys tampa tokie tuščiaviduriais, jie beprasmiai žmonėmis tampa. Jų tikslai atsiranda pinigų tas troškimas, daiktų toks pirkimas, per daiktus bando savo kažkokį vertę pasikelti, parodyti kažkokį pripažinimą, galbūt per kažkokias madas, kažkokį skudurą, kažkokį kvailesnį apsivilks, pasirodys. Ir va toksai yra tas kvailių lenktynės, kaip aš sakau. Aš seniau irgi šiek tiek dalyvau tose kvailių lenktynėse, bet tai buvo senokai, senai nebedalyvauju ir ko puikiausiai suprantu, kad tai yra absoliutiškai beprasmiškas, tuščias gyvenimas, kuris reikalauja iš tikrųjų ir daug išlaidų. Ir tam yra išleidžiama daug pinigų, ypač miestuose, jeigu ten vaikais į tas madas, visa kita, jeigu ten automobilių tų pirkimai prabangių ir taip toliau, tai be galo daug kainuoja, suvalgo daug laiko. O kur būtų galima tą laiką tiesiog panaudoti, pasėdėti ramiai gamtoje, pažiūrėti gamtą, pastebėti, kaip pavasaris sugrįžo, kaip gamta jau po truputį bunda, kaip gervės grįžta, paukščiukai girdi turbūt, ne? Tai va, aš iškeičiau į tai, aš iškeičiau miestą į kaimą, į vienkiemį. Aš jaučiuosi laimingas, aš jaučiuosi labai gerai, aš suprantu, kad aš jau gyvenu prasmingą gyvenimą ir vidus visai pas mane jau kitoks, jau užsipildęs visai kitokiais dalykais ir tai yra, manau, tikroji ta laimė, iš tikrųjų, todėl žmonės miestuose būdami, dabar žiūriu labai dažnai ir pas tos psichiatrus, pas psichologus lankosi, ir alkoholio vartojimas yra išaugęs būtent miestuose. Aišku, čia yra tos baimės, karo baimės ir taip toliau, bet realiai priežastis yra tuštybė. Ir žmonės tiesiog skandina narkotikuose, alkoholyje tą savo būseną, kuri jų netenkina. Jie gyvena tą dirbtiną tokį netikrą gyvenimą ir jie tą netikrą gyvenimą po to skandina visokiuose svaigaluose. Bėga nuo jo. Tai yra lenktynės. Save apgaudinėja, kitus apgaudinėja, kitim rodydami, kad jie gyvena labai gražų gyvenimą, kažkokį prabangesnį rūbą nusipirkę ar automobilį, prisišpakliuoja, prisidažo, maivosi, dedasi į tos socialinius tinklus ir vaizduoja, kad jie gyvena labai gražų gyvenimą, bet iš tikrųjų viduj pas juos yra visiškas skurdas ir tas skurdas jisai kankina juos iš tikrųjų, jie to nenori parodyti. Juos kamuoja ir jie visą tai skandina, kaip sakau, narkotikose ir alkoholį, todėl miestuose labai yra populiarūs tie narkotikai paplitę. Jie visą tai skandina, tai yra bėgimas, tai yra būsenos keitimas, jų netenkina iš tikrųjų ta būsena. Ta būsena yra dirbtina, tokia iliuzinė ir jų viduje iš tikrųjų jų netenkina. Jie bando parodyti, kad viskas yra gerai, bet jie bėga nuo tos būsenos, nes būtent tas alkoholio vartojimas, narkotikų ir yra tam, kad pakeis būseną, kurioje žmogus yra, jo ta būsena netenkina ir jis su šitų visokių svaigalų pagalba bėga nuo tos būsenos, tai momente jis pabėga, bet kada pasibaigia svaigalų poveikis, grįžta visos tos pačios būsenos, visas tas pasaulėlis grįžta ir plus dar skaudančios galvos ir, kaip sakant, pasiekmes svaigalų. Tai ir žmogus taip ir degraduoja, automatiškai po to atsako inkstai, kepenys, taip toliau, žiūrint, ką vartoja ir per sveikatą kerta, per psichiką ir žmonės taip susivaro save iš tikrųjų ir nusivaro, taip galim liaudiškai, išsireikščia toks liaudiškai, aš nesu medikas ir nevartosiu kažkokių medicinių terminų, aš labai paprastai ir aiškiai kalbu, kad būtų suprantama kiekvienam. Nebandysiu čia vartoti kažkokių terminų, prisiskaitęs kažkokių, kad pavaidinti, kad aš čia labai kietas ir kažkoks tai elito atstovas, ne kaip mėgstakus Ramanauskas dažnai pavartoti kažkokius retesnės tokias savokas, bandydamas įrodyti, kad jis labai čia iš aukštuomenės yra. Nors iš tikrųjų vargšas yra, man jo gaila ten, visom prasmėm vargšas jis yra. Tai va, tokie mano pastebėjimai apie tuštybės. Pasistengkit gyventi prasmingesnį gyvenimą. Prasmingesnis gyvenimas jis užpildo jūsų turinį prasme. O prasmė yra prasmė. Iš tikrųjų yra gera. Ir tada pradedat atskirti, kur yra tikras gyvenimas, kur yra tas iliuzinis, dirbtinis, sukurtas, beprasmis ir pamatysit, kokią laimę suteikia prasmingas gyvenimas, kada jūs
ką bedarytumėt, stenkitės, kad visa tai būtų prasminga, kad būtų kažkokia prasmė, kad ne šiaip savo tiesiog. Ką bedarytumėt. Visur, viską darant galima visur rasti prasmę kažkokią, kad būtų prasmė. Tai va, tokie mano pastebėjimai. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Apačioje po vaizdo įrašo yra visi įmanomi būdai, kaip galima prisidėti prie mūsų veiklos. Jums tai nieko nekainuotų, jeigu jūs pravestumėt 1,2% nuo mūsų VŠI. Apačioje yra prašymai, užtruksit vos 2 minutės, o tie, kurie norit prisidėti finansiškai prie mūsų veiklos, taip pat yra įvairiausių būdų, kaip tai galima padaryti. Čia tiem, kurie norit ir manot, kad verta ir reikia palaikyti. Taigi, šiam kartui tiek. Ir iki kitų kartų. Ate.